tas mūsų mokymo veiklas skaitmeninėje aplinkoje, kokie akcentai ir kokie elementai yra reikalingi, ką reikėtų atkreipti dėmesį ir kaip reikėtų pasiruošti taikant įvairias informacinės technologijas užsiėmimuose. Na ir kas turėtų teikti paramą, mokant ar mokantis skaitmeninėje aplinkoje. Ir kadangi toks pakankamai ribotas laikas, tai tikrai, manau, tas skaidres, jeigu nepabaigsiu, tai mes pasidalinsime tiesiog dalį jomis ne įrašo. Taigi, mokymas planavimas naudojant skaitmeninius išteklius. Pirmoji tokia kaip ir mūsų sugalvota potėmė. Taigi, kas yra mokymosi planavimas, tai visų pirma, tai kūrybingas ir apgalvotas procesas, ar ne? Ir kaip ir sakiau, kad mes daugiau dabar kūrybos įdedame naudodami galbūt promptus, užklausas dirbtiniu intelektui arba užduotis, kaip moksleiviai neatsakytų, nepadarytų užduočių būtent naudojant kažkokias technologijas, o patys galvodami. Tai ta kūryba, aišku, pasireiškia būtent tose labiau vietose yra akcentuojama, negu kad mes tiesiog planuojame tam tikrus struktūrinius elementus, kągi mes norime pasiekti mokydami moksleivius, ar kokie iš tikrųjų tie tikslai pagal programas yra akcentuojami. Na ir šiuo atveju tikrai esate, turbūt žinantys ir tiesiog jaučiantys, kad veikia 4 tokie laukai, kur tarpusavyje jie be galo susiję, būtent planuojant mokymasi ir taikant būtent mokymo visą procesą. Tai visų pirma, aišku, pasirinkimas tam tikros mokymo aplinkos. Tai jeigu skaitmeninėje aplinkoje, tai tie tinklai, įrenginiai, ištekliai, programos, ar tai konkreti mokymo erdvė fiziniams susitikimams, o gal tai yra virtuali aplinka. Antroji dimensija, būtent tai yra besimokantieji. Ir čia mes kalbame ne tik tai apie pačius mokinius kaip žmonės, ar ne, ar tai yra 5-tokas ar 8-tokas ir jų, sakykime, tam tikro poreikiai, bet šiuo atveju yra kalbama ir apie motyvaciją, apie jau turimas kompetencijas ir gebėjimą atpažinti jas. Na ir šiuo atveju, kalbant apie skaitmeninę aplinką, tai yra dalyvavimo būdai, kaip mes norime ir kaip mes siekiame įtraukti tuos besimokančiuosius. Kita kategorija yra numatomi mokymosi pasiekimai ir čia vėlgi mums reikėtų labai atidžiai apgalvoti, ką konkrečiai mes norime pasiekti, kokių žinių, įgūdžių ar tam tikrų kompetencijų bendrai suteikti, išugdyti, naudodami vieną ar kitą pasirinkimą, jau kalbant apie aplinką ir apie patį turinį. Na ir kaip ten bebūtų, mus veikia dar ir kiti žmonės. Tai gali būti bendramžiai, mokytojai, sakykime, konsultantai ar tam tikri mentoriai, instruktoriai, kurie būtent leidžia ir suteikia galimybę naudotis vieną ar kitą įrangą, ar tiesiog turinio plėtrai reikalinga pagalba. Na ir šiuo atveju geras planavimas nebūtų tinkamai tiesiog vykdomas, jeigu mes neturėtume mokymosi planavimo konkrečių tikslų. Tai kamgi reikalingas tas planavimas, tai aišku, pritaikyti skaitmeninius išteklius, kas iki tol galbūt buvo paprasčiau, mes turėdavom materialius tam tikrus skaitinius ar ne, tam sąsiuvinius ir tušinuką. Šiuo metu tas planavimas yra dar intensyvesnis ir tikrai reikia daugiau sujungti elementų, norint pasiekti mūsų nustatytus tikslus, jau kaip mokymo rezultatą. Na, bet neįmanoma, ko gero, pasiekti to aukštesnio laipsnio patrauklumo, jeigu mes nenaudosime visiškai technologijų. Tai tiek patys besiruošdami, tiek duodami užduotis net ir pradinukams, turime naudoti konkrečias technologijas. Na ir šiuo atveju mes turime prisitaikyti jau šiek tiek vadybinius galbūt akcentus apie tai, kaip formuluoti tuos tikslus ir kaip patiems savo pirmiausia išsikelti juos, ir vėliau perteikti konkrečiai mokiniams. Tai yra
turi būti be abejo tie tikslai pasiekti. Jisai slaptas turbūt, jo, taip ir prisijungiau iš karto. Gal išsijungia mikrofonus iš karto, gerai, atsiprašau. Taip, tai kokie tie priimtini būdai ir priemonės, ir čia šiuo atveju, ko gero, yra labai svarbu individualizuotas mokymas, ar ne, ir mums kiekvienam iš mokytojų tai vėlgi yra papildomas planavimas ir papildomas apgalvojimas kiekvieno, jeigu ne moksleivio, tai tam tikros darbo grupės. Kiekvieno laiko momentu tikslai suvokiami kaip laikini, tai reiškia, kad mes turime galvoti apie sudėtinius tuos tikslus ir jeigu turime pakankamai aišku galutinį tikslą, tai teikdami tiek užduotis, tiek medžiagą moksleiviams, tiek leidžiant ir reikalaujant naudotis konkrečiais skaitmeniniais ištekliais, mes turime fokusuotis į daug mažesnius ir būtent konkretesnius tikslus. Be abejo, tai yra tam tikra bendruomenės būseną formuojantis aspektas, konkrečiai užduotas tikslas, ir jis labai yra didelė įtaka iš vidinės tiek išorinės aplinkos pokyčių. Ir taip pat be abejo mes kiekvienas tikslas gali būti pasiektas panaudojus tik tam tikrus išteklius ir apie juos lygiai taip pat mes turime apsvarstyti. Tai, kad numatyti tikslai konkrečių užsiėmimų, konkrečių įrankių ar įrangos panaudojimo, tai gali būti vienas iš motivatorių arba gali būti kliūtis pasiekti mums, sakykime, tuos edukologinius, didaktinius tikslus. Ir be abejo sutelkia pastangas ir įpareigoja efektyviai naudotis turimus išteklius. Tikslas orientuoja planus ir sprendimus ir būtent nuo tikslo priklauso, kokie tie mūsų, kaip bus pasiekti jie ir koks turėtų būti planas. Ir be abejo, tik tai tinkamai iškeltas tikslas gali padėti pasiekti pažangos tiek ir patiem kaip mokytojam, tiek, aišku, patiem moksleiviam. Ir tikriausiai irgi girdėtas žodis SMART, tai labai trumpai, kad tai SMART tai ne tik tai išmanioji technologija ar SMART lenta, bet būtent šituo akronimu yra formuluojami ir tikslai. Tai šį SMART tikslų formulavimo principą galite pritaikyti, aišku, ne tik tai pamokos temos planavimui, bet ir, sakykime, savo tam tikrose kitose veiklose. Tai tikslas turi būti labai konkretus, turi būti išmatuojamas, tam, kad galėtume sudėjus tam konkrečiam laikui pasakyti, ar vis dėlto pasiektas ar ne. Tikslai turi būti suderinti tarpusavį ir, kaip minėjau, tai sudėtinės dalys gali būti ir tų tikslų keletą siekiant galutinio tikslo, tai tas suderinamumas turi būti aiškus, be abejo realus ir dirbant su moksleiviais ar mokiniais, ne vien mokyklinio amžiaus, ar ne, tikrai turi būti realiai pasiekiami ir patys suprasti, kaip tas tikslai įgyvendinti. Ir visada yra numatomas terminas. Čia užduotėlė, kurią galėtumėte galbūt turint daugiau laiko patys apgalvoti, sakykime, kokį tikslą galėtumėte įsikelti, kalbant apie savo kompetencijas, skaitmenines kompetencijas ir kaip ją pasiekti, vertinant pagal konkrečius kriterijus, bet manau, kad galime praleisti ir tai bus tokiam savarankiškam galbūt pamastymui, refleksijai jau po užsiėmimo. Taip pat dar kalbant apie pačių tikslų derinimą, be abejo, jie gali būti konfliktiški ir tarpusavyje sunkiau suderinami, jeigu kalbame apie skirtingas programas, skirtingų klasių programas arba tiesiog temų derinimas turimas, tai šiuo atveju vėlgi reikėtų atkreipti dėmesį ir kelti tuos galbūt aktualius tikslus, kur nesiriboja su skirtingomis temomis. Papildomumas tikslų, neutralumas, ir aišku, hierarchija.
Na ir siekimo eiliškumas ir nuoseklumas. Vėlgi turėtume moksleiviams suteikti tam tikrą perspektyvą, kad tas tikslas bus pasiektas tik po konkrečių žemesnio lygio tikslų pasiekimo, o ne užduoti pakankamai aišku, konkretų ir galbūt didesnį tikslą ir paskui jau jį siaurinti. Taip pat, ką reikia apsvarstyti prieš planuojant patį mokymąsi, dar keletą akcentų. Tai yra, kokie yra numatomi mokinių pasiekimai. Ir čia daugiau yra orientacija į tai, kokios žinios jau juos pasiekia, ar ne, kokie skaitmeniniai įgūdžiai, kokia motyvacija ar įsitraukimas ir kokios tos bendrosios programos lemia vieną ar kitą planavimą pasiekti tam tikrus mokinių pasiekimus. Mokymosi veikla, tai būtent jos pasirinkimas, eiga ir priemonės, kuriomis mokinys siekia numatomų rezultatų. Tai vėlgi čia vėliau šiek tiek kalbėsime apie tai, koks tas mokymosi organizavimo principai kokie ir ką reikėtų atkreipti dėmesį. Na ir be abejo, dabar vėlgi kalbame ne tik tai apie auditoriją, klasę, lauko klasę galbūt, bet ir mokymosi aplinką su tam tikrais skaitmeninių priemonių, tam tikra integracija ir skaitminiais ištekliais, kurie yra būtini jau tiems mūsų numatytiems tikslams pasiekti. Čia vėlgi keletą tik pavyzdžių, kuriuos aš tikrai neabejoju, kad juos visus žinote, ir mokymosi turinio valdymo priemonės, kurios padeda planuoti mūsų veiklas, tam tikrus įrašus daryti ir tiesiog patiems savo ir tuo būdu lygiai taip pat ir moksleiviams. Ir iš vienos pusės tai yra tam tikras pasirinkimas, bet dirbant mokyklose aš suprantu, kad tai yra tam tikras numatymas iš aukščiau, tai yra administracijos teikiama kaip ir parama, suteikiant konkrečias mokymosi valdymo priemonės. Bendradarbiavimo priemonėms pasirinkti mes be abejo turime jau daug platesnį pasirinkimą, ar ne? Ir vėlgi čia yra tam tikros nuostatos, tik tai kiek mes leidžiame, ar tik tai formaliai bendraujame su mokiniais, ar vis dėlto leidžiamės ir į tam tikrus asmeninius kontaktus, kas vėlgi ko gero dabar vis kuo toliau, tuo labiau perskaičiau, kad ar nematote skaidrių? Matome. Ar jas keliauja, nes kažkas tai gerbiama Rasa? Ne, nematom. Kad vis pirma skaidrė. Tai matome tik vieną, bet supratau, tai čia yra tam tikri individualūs galbūt prieimai. Ar Estela viskas gerai? Man tikrai keičiasi skaidrės, tik tai Daiva gal yra tas toksai, kur yra private view, aš nematau, pas tave turėtų būti, kur visiems suvienodina skaidrių seka, tai gal suvienodins, jeigu uždėsi. Ar dabar jau geriau? Man ten, kur esi, tai. Gerai? Viskas gerai, ačiū. Tai tiesiog čia, individualūs tam tikri galbūt sprendimai ir ačiū kitiems, kurie sakot, kad viskas gerai. Taip, tai kaip ir kalbėjom, kad tai yra bendravimo priemonės, kurias pasirenkame jau pagal savo nusistatymą, ar ne? Šiuo atveju, sakykime, nežinau, ar girdėjote šiandien žinutę, kad Facebookas, būtent Facebooko Messengeris, kur žinau, kad mokytojai labai įpratę bendrauti su savo moksleiviais, nutraukia appsų vadinamų, kurie yra integruoti tiek į Windows, tiek į Apple sistemas ir nebebus tų tokių appsų, o bus tik naudojama internetinės versijos. Tai kalbant apie net tokius gigantus ar ne programėlės, kurios užkariavo, jeigu ne visą, tai pusę pasaulio, tai tikrai
yra daug mažesnių programėlių, kurios keičiasi jų buvimas, jų egzistavimas ar tam tikros naudojimo sąlygos daug greičiau ir tą mums vėlgi reikia sekti, planuoti ir galiausiai priimti sprendimus, kad pasikeitus galbūt kažkokią labai svarbią informaciją, ji gali po 3 mėnesių galbūt ir neišlikti ir tai tiesiog vėlgi apsvarstyti, kokius tuos įrankius pasirinkti, kad tai būtų patikima bent jau vienam semestrui ir tikrai nedingtų tai, kas mums yra aktualu. Dokumentų talpinimo priemonės, vėlgi čia yra daugiau asmeniniai priėjimai ir, sakykime, tam tikri pasirinkimai. Tai kiekvienas iš mūsų vėlgi pasirenkame, kiek mes intensyviai bendraujam ir talpinam į, sakykime, medžiagą konkrečiais moksleiviams, ar jiems vis dėlto reikia to, ar užtenka tik tai paskaitos, pamokos užsiėmimo medžiagos ir tą randa, sakykime, vadovėliuose, bet vėlgi žinau, kad tikrai tai nėra taip, kad vien tik tai vadovėlė ar konkreti medžiaga yra vienetinė, tai reiškia, kad mokytojams reikia kiek įmanoma vis daugiau dalintis ir ieškoti medžiagos, ir šiuo atveju vėlgi reikia apsispręsti, kur mes norime talpinti konkrečią medžiagą ir su ją dalintis su moksleiviais. Taip, kitas dar yra bendras darbas, tai vėlgi, jeigu anksčiau mes tikrai mokykloje dirbdom grupinius darbus, ar ne su lapu ant stalo, tai dabar, kaip žinia, mokykloje yra mažiukai staliukai, kurie gali susistumti arba ne. Ir tas didysis lapas vėlgi jau sudėtingai užsideda ir tada pereiname prie skaitmeninių išteklių, prie konkrečių bendradarbiavimo įrankių, kurie, aišku, ir patrauklu moksleiviams, nes jie gali galbūt net ir su telefonu, su planšetėmis atlikti užduotis. Kitu atveju tai vėlgi reikalinga atrasti tą įrankį, kuris, kaip ir minėjau, nesvarbu kokiomis veikloms skirtas, jie labai keičiasi, labai kinta ir tikrai vėlgi reikia tai įvertinti. Ir planuodami mes turime atsižvelgti būtent į įsitraukimą, kiek mes norime ir kiek mes leidžiame, kad moksleiviai galėtų įsitraukti ir galbūt tai papildomas dar ne tik tai konkretaus dalyko žinias tobulintų, bet ir papildomas tas komunikavimo, socializavimo, socializacijos kompetencijas arba tam tikras įgūdžius ir gebėjimus galėtų tuo pačiu stiprinti. Ir be abejo, čia vėlgi turėtų būti galimybė rinktis ir prisitaikyti pagal savo poreikius. Naudojimo prasmingumas, čia tas didysis klausimas turbūt kiekvienam mokytojui, kiek mes norime naudoti konkrečias pasirinktas mūsų arba, sakykime, rekomenduotas sistemas, įrankius ar tam tikras priemonės. Ir kaip mes, ar jas praturtiname būtent pačiu savo turiniu ir jį pritaikome pagal save, ar vis dėlto mūsų turinį sukurtą, mūsų norimą pasiekti rezultatą, konkreti įranga, konkretus įrankis praturtina. Tai šiuo atveju vėlgi turime labai savo patys atsakyti. Poveikis rezultatams ir kol kas, ko gero, kiekvienas savo individualiai turime priimti tam tikrus sprendimus ir daryti tyrimus, koks tas rezultatas su technologija yra siekiant mokymosi rezultatų ir ar tas poveikis yra teigiamas, didesnis, ar vis dėlto jisai galbūt net ir neigiamas. Ir, aišku, įvairiapusiškumas. Ir šiuo atveju jau norint turėti net ir matematiką mokantis ar lietuvių, ar ne, jeigu naudojam kompiuteriui ir tam tikras technologijas, jau mes papildomas dalykinės kompetencijas praplečiame bent jau 2, tai tikrai, ar ne, o nekalbant apie tai, jeigu mes taikome dar ir įvairesnės įrankius ar tam tikras programas. Taip pat yra
svarbu planuoti laiką ir darbus, tai jeigu mes planuojame konkrečiai savo, siekiamus tikslus, ar ne, ir planuojame, kaip mes jų pasieksime, tai žinau, kad tikrai pasiteisino tas, gerovės tam tikras principas, ar ne, ir planavimas tinkamo, naudojimo technologijų ir bent jau tam tikros poilsio pertraukėlės, tai vis dėlto yra labai svarbu apsibrėžti ir darbų grupavimą, kad tai būtų iš vienos pusės šiek tiek lengvesnis galbūt priėjimas prie moksleivių ir ne tik tai, individualūs darbai ir jų, sakykime, 30 tikrinti, bet tam tikri grupiniai projektai, kur įtraukiami, visi moksleiviai ir jie vieni kitus galbūt šiek tiek pakoordinuoja ir ne vien tik tai mokytojų darbas būtų. Įrankio bendradarbiavimo pasirinkimas, aplinkos darbui pasirinkimas, ir informacijos srauto filtravimas. Tai vėlgi yra tikrai įrankių, kurie gali palengvinti ir šiek tiek galbūt nuimti tam tikrą krūvį, o ne vien tik tai elektroninius paštus atsakinėti arba per pertrauką vien tik tai sutikti moksleivius ir jiems atsakinėti į klausimus. Ir kas mažina efektyvumą pamokose, tai čia yra daugiau teorinės įžvalgos, bet aš tikiu, kad kiekvienas iš jūsų gali atsakyti, ar tai vis dėlto jums tai veikia jūs neigiamai, ar vis dėlto turite net ir kitų trikdžių. Tai neužsibrėžti tikslai, neparuošti planai. Čia nekalbama apie tas programas, kurios yra reikalaujamos, ar ne, administracijos, kurias tu turi paruošti ir surašyti. Ir žinau, kad tai yra pakankamai daug veiklos ir ta biurokratija šiuo klausimu irgi pakankamai didelė. Bet patys savo mes turbūt kiekvienas jaučiamės kartais vienaip pasiruošę, kitą kartą šiek tiek galbūt kitaip, tam, kad tikrai susistygavę patys savo konkrečius sprendimus ir ėjimus netgi per vieną pamoką. Svarbių gyvenimo sričių ignoravimas, tai vėlgi, kaip žinia, jeigu yra užduotys ir veiklos ir projektai susiję moksleiviams su konkrečiais atvejais, konkrečiom veiklom ir nūdienos tam tikrom aktualijom, tai yra daug efektyvesnis, bet jeigu mes tenksimės išimti ir nesileisti, sakykime, galbūt į kasdienybę, tai mažina būtent efektyvumą pamokose. Mažareikšmiai skubus darbai užgožia ilgalaikius ir svarbius, tai čia galbūt daugiau pasisakymas mums patiems kaip specialistam, bet lygiai taip pat ir tam tikri darbai, tam tikros užduotys moksleiviams irgi turėtų šituo pačiu principu būti organizuojami. Neorganizuotumas arba tiesiog nerandama laiko poilsiui. Tai kaip ten bebūtų, turi būti labai svarbu šiek tiek bent jau pamokos eigoje rasti tam tikrą minutėlę, ar ne, pažiūrėti pro langą į gelstančius lapus arba tiesiog į tolį, kad pailsėtų mūsų ir moksleivių akys. Aišku, lengva kalbėti, bet sunku turbūt padaryti. Taip, prabėgome per vieną potemę, ir dabar kita potemė yra, kaip pasiruošti taikant informacinės technologijas užsiėmimuose. Ir čia tikrai yra labai plačiai taikoma ir nereikėtų galbūt konkrečiai galvoti apie platformą nuotolinio mokymosi arba apie tam tikrą konkrečią įrangą, įrankį, bet bendrai apie pačią pamoką ir apie patį jo pateikimą, kas yra rekomenduojama, kaip į tą patį organizacinį, administracinį, sakykime, pamokos tas veiklas įtraukti mokinius. Tai be abejo, mokiniai turi žinoti bendradarbiavimo galimybės. Tai reiškia, kad turim bendrą susitarimą, kad ar prieiti po pamokos galima, ar prieiti konkrečiu laiku, ar tiesiog, koks tai galėtų būti komunikavimo būdas. Jeigu turime Messengerį tą patį, tai vėlgi labai aiškiai pasakyti, kad turbūt po 9 valandos mokytojai jau rekomenduojama nerašyti ir neatsakys į tam tikrus galbūt matematikos klausimus. Planas, kurį kaip ir iki šiol kalbėjau, kad jisai turi būti, ar ne, ir
patys savo mes turime tą planą turėti, bet ir pateikti lygiai taip pat moksleiviam, kad jisai bus toksai, veikla bus tokia. Galime koreguoti, galime, sakykime, bendru sutarimu aiškintis, kad to per daug ar per mažai. Mes žinodami programas, mes žinodami mūsų siekiamus tikslus, mes tikrai turime įtikinti moksleivius, kad turi būti taip, bet tikrai suteikiame galimybę per tam tikrą grįžtamą į ryšį jiem būti įtakingiems, kuriant mūsų bendrą veiklą. Savęs vertinimas, vėlgi pasiteisinęs dalykas visose amžiaus grupėse, kada kimbant į naują temą ar tiesiog pačioj pradžioj semestro mes labai trumpai galime užpildyti žaisdami arba tiesiog pasirašydami savo laišką po trimestro, semestro, ką aš moku šitame dalyke, ką aš suprantu. Čia vėlgi toksai, sakykime, pažaidimas, bet mokiniam tas tinka, kada jie po 3 ar 6 mėnesių gali pasakyti, kad aš vis dėlto žinau, kas tai yra, kažkokia sąvoka, o prieš tai aš jos nebuvau girdėjus. Tai aišku, vėlgi tai yra kūrybinis procesas ir kūrybinė veikla mokytojams, bet mes galime pasitelkti galbūt prieš tai buvusios klasės tam tikras veiklas ir tam tikrą užduotį jiems duoti, kad kas buvo neaišku ir kas dabar jau suprantama ir tą klausimyną tokį pateikti jau po to atėjusiems moksleiviams. Bendradarbiavimas visą prasme, kiekvienoje temoje, kiekvienoje veikloje yra svarbus. Ir čia turėtume leisti iniciatyvą daugiau iš mokinio pozicijos, o ne tik tai iš auklėtojo ar mokytojo. Vizualizacija ir papildoma medžiaga tai irgi kartais yra daugiau reikšmingesnė negu pagrindinė. Jeigu, sakykime, papildoma medžiaga yra susirask per Google arba tam tikrą medžiagą naudodamas dirbtinį intelektą, tai ko gero bus įdomesnė užduotis negu kad perskaityti konkretų straipsnelį, sakykime, ar temą vadovėlyje. Ir vizualizacija tiek suaugusiems, tiek vaikams yra visada smagiau matyti ir galbūt aiškiau įsimenama medžiaga. Toliau, kas vėlgi konkrečiai yra siūloma ir rekomenduojama, tai yra limitai. Kaip yra dabar toks juodas juokelis, kad šiuolaikinis jaunimas per duris nepraeina be rekomendacijų, tai šiuo atveju limitai yra tas dalykas, ką mes ir savo kaip apsidraudimui galime pateikti, tiek ir moksleiviams susakyti, kiek reikia perskaityti, kiek reikia sukurti, parodyti ar kiek puslapių parašyti. Tai yra svarbu. Kitas dar vienas iš akcentų tai yra taisyklės. Kaip ir sakiau, tai gali būti pradžioje susitikimo, sakykime, semestro pradžioje ar tam tikros projektinės veiklos pradžioje, nes projektų daug dirbam ar ne mokykloje, ne vien tik tai čia ir dabar užduotys atliekamos. Tai turi būti numatomos taisyklės, kurios yra priimtinos ir kuriamos visų bendrai. Tai neturėtų būti kaip deklaracija iš mokytojo pozicijos, bet moksleiviai tai turėtų tikrai patys jas susikurti. Tai tiek būtų apie pačią, sakykime, tokį organizavimą ir pasirinkimą tų priemonių ir įrankių. Ir toliau pereiname prie mokymo organizavimo skaitmeninėje aplinkoje. Ir čia mes vėlgi turime dvi tas savokas – tradiciniai ir inovatyvūs mokymo metodai. Tai dabar jau atrodo tai, kas buvo inovatyvu ir naudotis, Refworku arba, sakykime, Google medžiaga buvo inovatyvu prieš 10 metų, dabar tai yra visiškai įprasta ir vėlgi paprasti, net nesureikšminamos veiklos. Tai kartais tikrai yra patogu tiesiog planuojant ir organizuojant veiklas skaitmeninėje aplinkoje arba pasirenkant skaitmeninius įrankius, pirmiausia galvoti, o ką aš dariau auditorijai, būtent klasėje, kaip aš dirbau klasėje
tokią veiklą ar siekiau tikslų tokių. Ir tada visiškai tiesiogiai galima bandyti ieškoti atitikmenų jau skaitmeniniuose ištekliuose. Kartais yra šiek tiek galbūt rizikinga, jeigu mes turime iš kolegų sužinom, wow, koks fainas įrankis, sakykime, nežinau, Miro ar dar kažkoks, ar kažkokia bitutė, kur yra skirta skaičiavimui. Ir labai puikus įrankis, aš ką nors sugalvosiu, kad pritaikyčiau ir savo klasiai. Tai gali būti rizikinga, nes tada mes išeiname iš to būtent švietėjo pozicijų, o mes tampame daugiau technologais, kurie bandome išsiaiškinti, kokia ta technologija, kaip jinai dirba, ką mes norime iš jos gauti ir tik po to mes galvome apie tai, ką mes norime veikti ir pasiekti su mokiniais. Tai vėlgi labai atsakingai pažiūrėti reikėtų į šitus pasirinkimus, bet manau, kad tai yra labai savaime aišku ir turbūt mes tą kiekvieną kartą ir save ribojame, ar ne, kad pirmiausia galvojame apie mokinius, kurie turi mokytis ir įgyti tam tikras kompetencijas. Ir vėlgi čia daugiau teorinis, sakykime, teorinė įžvalga, bet visiems labai aiškiai turbūt suvokiame praktiškai, bet kad pamatyt užrašyta, ką keičia tie skaitmeniniai ištekliai ir tai gali būti tam tikri įrankiai skaitmeniniai, tai be abejo mes į besimokantį orientuojam savo visas veiklas ir atliepiame jo poreikius. Lankstesnė ir skaidresnė mokymo programa, kada mes galime kauptis, dalintis ir labiau būti ne tiek individualūs, o prieiti prie bendrų tam tikrų sprendimų. Mokymosi veiklos leidžiančios pasiekti skirtingus rezultatus ir, kaip ir minėjau, kad gali būti mokomasi dailės ar ne, braižybos su konkrečia sakykime, programa ar konkrečių įrankių, o tuo pačiu mes galime išmokyti moksleivius būti dizaineriais ir sakykime, pradėti domėtis grafiką ir panašiai. Mokymas pritaikomas mokinių poreikiams, tai vėlgi iš vienos pusės tai yra pagalba mokytojams, kurie dirba ir jiems reikia dar labiau būti kūrybingiams, planuojantiems, jeigu yra įvairių poreikių klasėje moksleivių, bet tuo pačiu, aišku, ir mums yra pasiūlomi tam tikri sprendimai. Ir planavimai yra svarbu, kad mokymosi turinio patys segmentai, tai atskiros veiklos ir užduotys, tam tikri poreikiai ir kompetencijos tarpusavy būtų derinami su mokymo organizavimo būdais, tikslais ir be abejo su vertinimo strategija. Tai šitos dimensijos visada sukasi aplink mus, tačiau taip, kad susėstume ir konkrečiai pasigalvotume, tokią turi vertinimo strategiją, tokius mokymo tikslus ir aš dabar taip organizuosiu, turbūt retai, kuris mes taip save reflektuojame ir konkrečiai apie tai galvojame. Ir čia dar su kolegija Stela diskutavom, ar verta rodyti šitą lentelę, jinai iš dalies yra tik tai išversta, tai tikrai man visai buvo aktualu, atrodo, ir įdomu pateikti, kad fiksuojamės ties 2 ir 3 tik tai mokymo tais nuotoliniu būdu būdais, bet Europos universitetų asociacijos skaitmenizacijos darbo grupės rekomendacijos Europos komisijai tiesa 22 metais buvo, kad išskirtos net 5 tos galimybės ir čia išverčiau esminius dalykus, kad face to face mes visi žinome, kad tai yra klasėje vyksta, online tai, kad mokytojai ir visi mokiniai prisijungia prie interneto skirtingose vietose. Tai reiškia, kad gali būti mokytoja namuose, serga ar ne, o mokiniai klasėje arba atvirkščiai. Yra blended, tai yra mokytojai ir visi mokiniai klasėje, sinchroniniai sąveikiai, ir kitu metu internetu asinchroniniai sąveikiai. Tai reiškia, kad net ir būdami klasėje, ar ne, mokiniai naudojasi su mokytoju tam tikrus darbus, tam tikras veiklas atlieka, tiesiog
naudodami programėlės ar pildydami bendrus bendradarbiavimo tam tikrus dokumentus. Hibridinis, tai kai mokytojas yra ir dalis mokinių, aišku, vietoje auditorijoje, o kita dalis mokinių yra prisijungę prie interneto skirtingose vietose. Tai turbūt vienas iš sunkiausių būdų, kada šiuo atveju mokytojui yra sudėtinga suvaldyti situaciją tiek ir klasėje, tiek ir sakykime, nutolusius moksleivius. Na ir yra HyFlex'as, kada mokytojai ir mokiniai sąveikiauja įvairiapusiškai. Tai tiesiogiai sinchroniškai internetu ir asinchroniškai neprisijungus ir gali pasirinkti, kada jiem kokioje vietoje būti ir ar dirbti internetu. Tai yra visiškai laisvas pasirinkimas. Na, nežinau, ar tai galėtų būti taikoma mokykloje ir pamokų metu, bet Europos komisijai rekomendacija buvo pateikta, kad toks būdas yra galimas. Na, mūsų įprastu būdu mes dirbame arba nuotoliniu, arba mišriu mokymusi, tada, kai yra derinamas pamokų laikas, ar ne, vieną kartą vyksta visi klasėje ir klasėje visi atliekame tam tikras veiklas, arba dalis, sakykime, užsiėmimų vyksta nuotoliu, nežinau, vykstant tam tikriems renginiams mokykloje, arba egzaminams, kas dabar yra vis platesnė praktika. Ir tiesiog, tai yra skirstomas laikas tarp, semestro eigoje. Na ir hibridinės, kaip ir minėjau, kad tai yra vienas iš sudėtingiausių ir turbūt ne vienas iš mokytojų nėra norintis ir su džiaugsmu nepriima tokių sprendimų. Na ir kalbant dar apie organizavimą, gali būti dvi grupės, mes tikrai apie juos neaptarsime, tačiau tik tai priminti, kad tokie galimi, tai yra pasyvus mokymas, kada yra didžiausias vaidmuo būtent mokytojo ir teikia užduotis, tai yra tam tikram imitavimui, modeliavimui, tai yra informacijos tiesiog priėmimas arba perdavimas, na ir leidžiama praktikuotis, kada mokytojas yra kaip instruktorius, kuris leidžia bandyti, kartoti ir naudotis tam tikrų laikų, kada vyksta praktika. Na ir aktyvus mokymas tai yra tyrinėjimas ir dokumentavimas, kada yra pateikus tik užduotį leidžiama moksleiviam konkrečiai tyrinėti ar ne tam tikrus medžiagą, veiklas ir panašiai, eksperimentavimas ir tada tam tikras išvadų rašymas ar aptarimas, kūryba ir skatinimas. Savaime, aišku, tai yra toksai visiškai įtraukus metodas, kada moksleiviai veikia patys ir tik tai mokytojai yra padedami. Diskutavimas ir modeliavimas, šiuo atveju vėlgi toks pasyvesnis gerokai vaidmuo yra taikomas pačiam mokytojui, o patys diskutantai, patys moksleiviai, jie yra aktyviai įsitraukę. Ir metareflektavimas ir koreflektavimas, tai yra būtent veiklos susijęs su tuo, kad patys moksleiviai galėtų įvertinti ir pateikti savo pamąstymus vienu ar kitu klausimu, ar savo jausmais ir savo emocijomis. Apverstos klasės mokymasis tai vėlgi yra visiškai, sakykime, jau prigijęs galbūt dirbant nuotoliniu būdu ir sakykime, taikant technologijas, bet tikrai pravartu pritaikyti tai ir mokyklose eilinių, sakykime, standartinių pamokų metu, kada vis dėlto yra leidžiama pirmiausia susipažinti su medžiaga, atsiminti, įsigilinti teoriškai su medžiaga būtent namuose. O pačioje klasėje yra jau tie aukštesni Blumo taksonomijos tikslai siekiami, tai yra ir taikymas, ir gilesnės analizės, vertinimas ir kūrimas. Vėlgi, ko gero, jeigu yra čia matematikos mokytojų, sakys, jeigu aš duosiu naują temą apie, nežinau, logaritmus, įdomu, kaip ten patys moksleiviai įsispręs, bet tikrai tikiu, kad yra temų, kur galima pritaikyti šį principą ir leisti savarankiškai, vos ne tokiu turnyro principu, ar jums pavyks patiems išsiaiškinti
ir suprasti vieną ar kitą formulę, nežinau, vieną ar kitą temą ir tada mes pabandysim ją iš tikrųjų sugrąžinti taip, kaip jau planuoja mokytojas. Taigi mokymasis veikiant, tai yra mokymasi ir komandos plėtra, tai yra tam tikri realūs problemų sprendimai, klausimai pateikiami dar prieš atsakymus ir skatinamos diskusijos, neįvardinant konkrečių galbūt idėjų. Ir mokymasi derimas su vadovavimu, kada vėlgi tam tikros pozicijos užveda mokinius tobulėti, siekti arba tiesiog daugiau domėtis konkrečioje jau temoje, jeigu jam yra suteiktas kitas vaidmuo, o ne eilinio mokinio kaip ir visi. Tai vėlgi yra probleminis mokymas, kuris vertina tiesiog kritinį mąstymą tobulina ir be abejo vėlgi čia reikėtų kūrybiškumo ir tam tikro planavimo, kad apie pačių pasirinkimų tiek temų, tiek ir sakykime, pačios veiklos būtų leidžiama rinktis, o ne tik tai primetama konkretus sprendimas. Tai vėlgi tam tikras įsitraukimas ir savo indėlio visada mokinys nori geresnio rezultato, negu kad visiškai pasakius konkrečią temą ar konkrečią veiklą, ką reikėtų daryti. Mokomieji žaidimai ir rungtys, tai vėlgi aktualu dabartiniam jaunimui, kada galime žaisti ir tuo pačiu rungtyniauti. Tai planuojant pamokas ir renkantis skaitmeninius išteklius, irgi kartais pravartu tiesiog įvesti tą rungties principą, kad kuris geriau, kuris greičiau, arba tiesiog kuris apskritai padarys iki galo, ar ne, tai tam irgi kyla motyvacija. Vaidmenų žaidimai, šiuo atveju vėlgi labai populiaru yra įrašyti, sukurti ir prisimti tam tikrus vaidmenis ir sakykime, tą pačią matematiką galbūt galime būtų pritaikyti, nežinau, prekybos centre analizuojant ir naudojant būtent telefoną, filmavimą arba tam tikrą įrašo formavimo įrangą, kad aptarti, išsiaiškinti, nežinau, tam tikrus galbūt ekonomikos principus arba tam tikras lygtis ir panašiai. Darbas grupėse ir diskusijose vėlgi turi tam tikrą naudą, kuriam reikalingas atitinkamas planavimas ir įvertinimas. Kaip rezultatas galimas sąvokų žemėlapis ir vėlgi pasinaudojus konkrečiais įrankiais, tai vėlgi mes turime galimybę lavinti tiek kūrybiškumą, tiek sąvokų naudojimą, tiek ir sakykime, tos temos analizavimą ir jos detalizavimą. Tai vėlgi puikus pasirinkimas, pritaikant konkrečioms temoms. Klausinėjimas ir šiuo atveju perverčiama į dirbtinio intelekto užklausas, vadinamus promptus, tai šiuo atveju vėlgi turime mes patys save ugdyti, kad tinkamai paklausti, ar ne, ir galime tiesiog ugdyti mokinius, kad ką reikėtų klausti, ar ne, ir jeigu mes sutarėme, kad mes vis dėlto dirbame ir pasitelkėme kaip technologiją ir taip praturtiname savo mokomą turinį būtent dirbtinio intelekto įrankiais. Ir refleksija visada yra, ypač jaunesnėse klasėse, yra daug klausimų ir atsakymų būtent mokytojams, auklėtojams, bet lygiai taip pat mes galime tos refleksijos pagalba išsiaiškinti ne tik tai savijautą mokinio mūsų klasėje, bet ir tam tikrus, sakykime, tam tikras žinias, gebėjimus ir pasiekimus jau, ką įgijo, kalbant apie dalyko turinį. Ir kokiosgi didaktinės rekomendacijos būtų, tai kad tikslas, uždaviniai, turinys, mokymo organizavimas ir vertinimo būdai yra tarpusavėje neišvengiamai turėtų būti susiję ir suderinti. Mes dar galime kalbėti, jog mokymasi svarbu organizuoti taip, kad vis dėlto kuo toliau naudojant skaitmenines technologijas,
būtų skatinamas savarankiškas mokymasis, nes tiesiog turi mokinys rašyti, skaityti ir įvesti ir naudoti, o ne tik tai priverstinai atsiversti konkrečią knygą. Užtikrinti sąveikos galimybės ir šiuo atveju irgi turime leisti besimokantiesiems tarpusavėje daug komunikuoti. Skatinti atvirų išteklių pasisiekiamumą irgi turime įprasti ir patys mokytojai ir lygiai taip pat skatinti mokinius tai daryti. Ir atviro mokymosi idėjos, spręsti ir pasirinkti technologinius sprendimus bei tą įvairovę kažkiek siaurinti iki mums aktualių pasirinkimų. Tai tiek gal būtų konkrečių temų ir apie paramą skaitmeninėje aplinkoje mes tiesiog paliksiu skaidres ir tikrai galėsite pasižiūrėti. Aš jau šiek tiek paėmiau laiko iš Estelos, bet aš tikiu, kad ras būdų, kaip greičiau susitarti. Tai tiek bus šios dalies, ir tada perleidžiu Estelai. Kadangi jau tikrai mes beveik valandą čia sėdime, tai aš noriu, kad Daiva galbūt nutrauktum įrašą, ne kad būtų paskui 2 įkelsim atskirus. Ir mes tikrai sakėm, kad padarysim bent 5 minučių pertraukėlę.